Labadiena, penktadienio kovo 22 dienos. Šiandien popietę Visagine prasidėjo šuolių ant batuto Lietuvos čempionatas. Šiandien Visagino sporto centre vyksta šuolių ant batuto Lietuvos Respublikos čempionatas ir pirmenybės. Šiuose varžybose dalyvavo labai gaila tik tai mūsų Visagino sportininkai, todėl kad šita šaka yra vienintelė Lietuvoje ir kultivuojama tik tai Visagino sporto mieste, mūsų sporto centre. Atmosfera salėje liudijo, kad visi čempionato dalyviai yra ryžtingai nusiteikę. Jie neatsitiktinai pasirinko būtent šią sporto šaką. Kiekvienas šių pirmenybių dalyvis turi savo istoriją, savo kelią į sportą ir savo svajonę. Užsiimu aš šuolis ant batuto jau daugiau nei 7 metai. Būna pralaimėjimų, būna, kad aš nugaliu savo priešininkus. Aišku, labiausiai norisi laimėti, būti nugalėtoju. Iš tikrųjų, užsiimti šuolis ant batuto yra to verta. Perspektyvų yra labai daug. Pirma, dalyvauji už savo šalį, pakliūni į kitas šalis, į jų čempionatus. Kai jas nugali, pakliūni į pasaulio čempionatą. Jeigu jas nugali, arba bent jau pakliūni į finalą, iš karto automatiškai pakliūni į olimpinės žaidynės. Olimpinės žaidynės, tačiau pats aukščiausias lygis jau parodo tavo profesionalumą, meistriškumą. Jeigu nugali, laimi piniginį prizą, aukso medalį ir gauni pasaulio ir olimpinių žaidynių nugalėtojo titulą ir laikais kaip pats geriausias sportininkas visame pasaulyje. Tai čia pats geriausias dalykas, mes galime nutikti žmogų. Čempionato atidarimas ir dalyvių paradas. Po trumpo pasisveikinimo ir linkėjimų gerai pasirodyti varžybose prasidėjo pagrindinė programa. Teisėjai ir žiūrovai užėmė vietas salėje. Priminsime, kad mūsų mieste įsteigta vienintelė Lietuvoje šios sporto šakos sportininkų ruošimo bazė.